Neįprasta mokykla, neįprasti vaikai. Netoli sostinės įkurtoje bendruomenės mokykloje vaikai nuo pat ankstyvo rudens kasdien maudosi tvenkinyje. Ir jų ritualų nenutraukia nei speigas, nei sniegas. Vaikai drąsiai neria į eketę, o mokytojai sako, kad toks grūdinimasis padeda ir mokslui. Monikos Plėtės reportažas. Kiekvienas rytas šioje mokykloje prasideda daina. Apie 30 km nuo sostinės nutolusiame Melkio kaime tai pirmi mokslo metai. Bendruomenės mokyklą čia įkūrė vietiniai gyventojai, o į pradinės klases susirenka 18 mokinių. Vos atėję vaikai bėga kilometrą iki artimiausios sodybos, kur sportuoja. 7, 8, 9, 10. Mokytojai įsitikinę, kasdienė mankšta ne tik proga pajudėti, bet ir puikus mokymosi būdas. Čia yra mokymo metodai. Vaikai patys vedasi užsiėmimus, tarkime, tą bėgimą, mankštą. Ir tai yra mokymo metodas, kad jie patys vedami veiklas išmoksta mokyti, išmoksta vesti užsiėmimus. 5 atsispaudimai. Pasimankštinę vaikai pasisveikina su augalais, pasidžiaugia sniegu ir dar kilometrą bėga atgal iki mokyklos. Lauke 5 laipsniai šalčio pučia žvarbus vėjas, tačiau Melkio mokyklos auklėtiniams tai ne bėda. Iš tai šią eketę jie neria kasdien. Koksai geras vanduo, jis pats šalčiausias. Tiesa, iš 18 vaikų tokių drąsuolių vos pusė, kiti nerti į ledinį vandenį nedrįsta. Stovi, prašau, greičiau. Greitai. Mokytojai sako, kad viduržiemį maudytis eketėje vaikų neverčia, tačiau dauguma nori patys. Jaunesni mato, kad į tvenkinį lenda vyresni vaikai ir mokytojai, todėl galiausiai ryžtasi ir patys. Tiesa, kiti tik palaksto basomis po sniegą ir neria atgal į šiltą mokyklą. Pirmą kartą dar buvo truputį šalta. Rudenį tai buvo šilta, paskui pradėjau maudytis, kai minusas užėjo. Viskas nebesimaudžiau, paskui ir vėl pradėjau maudytis. Anksčiau bandžiau įlysti, bet nebelendu. O kodėl? Šalta buvo? Taip, aš pradėjau tik tais žiemos pradžioj maudytis. O ar tavo dar kas nors iš šeimos maudos, ar tu vienas toks užsigrūdinęs? Vienas. Pirmą pajaučiau tokį šaltį, bet po to užsigrūdinau ir įlindau. Tai ir prisipratinau. Diena šioje nuo įprastų mokyklų skiriasi ne tik sportu ir maudynėmis. Kasdien vaikai čia mokosi tik vieno dalyko, daug laiko skiria meditacijai, pomėgiams ir žaidimams. Kai yra erdvių laikas, tai vaikai patys tiesiog pasirenka savo veiklas, ar tai bus pamokų ruošimas, ar tai bus meniniai užsiėmimai, ar darbų užsiėmimai. Tai kažkaip man patinka irgi tas laikas, jis toksai, kad vaikai gali patys pasirinkti, ką veikti mokykloje ir tada ta mokykla, man atrodo, tokia labai sava pasidaro. Mokytojai sako, kad vaikų mokytis neverčia, skatina juos pačius domėtis įvairiais dalykais ir stengiasi neužgniaužti jų noro sužinoti kuo daugiau. Galime rinktis arba mokytis, arba piešti, kurti visokius darbelius. Ką tu darai? Aš seniau pieždavau, o dabar darysiu inkilėlius. Piešti, žaisti ir būti linksmai. Ar lauki, kada reikės eiti į mokyklą, ar patinka? Taip. Nes aš, kai mano tėvai tarėsi su mokytojais, aš labai norėjau šitą mokyklą. Mėnuo tokioje mokykloje vienam vaikui kainuoja 120 eurų. Jos kūrėjai sako, kad kaina nebūtų tokia žema, jei prie mokyklos gyvenimo daug neprisidėtų patys vaikų tėvai. Tvarko mokyklėlę, rūpinasi pastatu, organizuoja šventes, prisideda prie programos kūrimo ir visi dalykai praktiškai, nes mes patys tėveliai, aš esu mama, irgi mano vaikai eina į šitą mokyklą ir darželį, tai tiek, kiek aš dalyvauju, tiek kiti, kiek gali prisidėti, tvarko dokumentus, padeda mokytojams, organizuoja ekskursijas. Vaikai patys tvarko mokyklą, dalina maistą, o kai kada patys jį ir gamina. Į šią mokyklą jie susirenka ne tik iš vietinio kaimo, bet ir važiuoja iš miestų. Kai kurie kas rytą pasiryžia įveikti ir kelias 10 kilometrų. Monika Plėtė, Vidmantas Beržinis, Vilniaus rajonas.